Projekto stilistėms renkant Renatos Valsiui suknelę atsiskleidė merginos iš Vievio įnoringumas. Tau nepatinka šitą suknelę? Nepatinka. Kodėl? Nes jinai man visų pirma didelė baisiai. Tai susiūsta visur. Ir čia man viskas. Susiūsta suknelė. Man papai per dideli. Nu ir ne mano stilius. Yra labai gerai. Bet tai yra pramoginiai šokiai, supranti, ta prasme, tai yra, pramoginiai šokiai ir tai dar yra, kaip pasakyti, standarto šokiai, žinai. Iš pradžių į burleskos deivę Ditą Fontys įsikūnyti panorusi Renata pagydavo korseto. Look people, vienas valsas kaip jums. Tu supranti, Renatėlė, tu su tokiu korsetu tai nepašoksi valsio. Papukas. Uova! Kitas. Uova! Ne, bet gali būti, tarkim, čia kažkoks tinklinis tas viršus. Mumsgi reikia, kad būtų inva visa, nes yra standarto šokis. Paskui jai nepatiko suknelės spalvos. Supranti, pačiam personažui, kokią dar įsivaizduot spalvą? Jinai negali būti žalia kaip kyvis, supranti, arba tenai, rūžava kaip avietė. Jo, yra vis tiek jos spalvos. Galų gale Renata pakeitė ne tik suknelę, bet ir personažą. Iš burleskos šokėjos ji virto princese Diana.